šiaip tai neblogai atrodo. Spalvom tinka. Sandėlį paklausyti. Kur jis sens? Kur jis sens? Sikirpo žmogelis atvežė tvarkyt. Ne, čia yra 0 veiklų. Bagažnikas. Neatsidaro. Ne, raktas čia turi būti. Bet čia nėra, tu uždėt. Tu nebūna naugais, nežinau kaip. Nebuvo. Aha, čia nėra. Nu toksai, žinai, iš vidaus aptarabanitas tai normaliai. Booster. Važiuoju! Važiuoju! O, vaikina. Eik. Tu matai kokį baltą dūmą metą? Tu gal kestai pavažiuok geriau į priekį. Jo, aš ten nepastebėjau, aš atsisuku, žiūriu. Toks debesis dūmų. Jo, jo. Nu, jo. Pasikėlė galas. Galas nebesirėmė? Nesirėmė. Nu jo. Gesink. Tu, nafik, pučia tu dūmų. Oi. Jo, bet tiek daug, na. Toks jausmas, kad jis čia užsiveda ne ant benzino, o ant tepalo, na. Nu nieko, žiūrėsim. Nieko nebematau. Bля, palauk, kaip iš čia? Eik, Mačiau, jums. Ne, sakau, Mačiau. Nebet Mačiau. Ne, nu, aš tą tai suprantu. Kažkur jie, kažkur dėt. Va. Вот один таблиц. Čia buvo daži bandė kažyra. Kažkaip apipilta kažkom, bet mažoč keistai čia. Matas priekyje nėra, arba kumas yra miręs, nes o, viskas
skamba. Visur praeina. Srovė, o kumas kiek yra. Kumas bus miręs. Jo, 8,5 volto. Ką reikia uždėti ant krovimą? Pakomentuok. Aš nežinau, ką komentuoti. Nu, masė palaukai, masė nebesijungia. Pakomentuojam. Nėra čia ką komentuoti, yra biški toks užmuštas. Užmuštas, čia reikia keisti beveik visą saloną. Tu sėdynės gal dar ir pataisomos. Nu, kas susijęs su salonu ir išorė, tai baisu. Šis kažkom bandė užpūsti. Baisu. Iš tikrųjų baisu. Nu. Nu. Špokerį ką tik įdėjom. Na žodžiu. Tada kameristą einam. Šitam žvėrį padarysim diagnostiką, defektaciją, susirašysim ko reikia. Vėliau klientas jį atvežė. Nusipirko pats, prasisipė pats. Atvežė mums tik ir tvarkytą. Tai va, įsimetėm akumą, kadangi čia kumas numiręs. Matėt, numina žiauriai. Sina pradžiai įdėjęs akumą padarysim diagnostiką, pažiūrėsim ką rodo. Kokias klaidas. Išjung čia viską. Masės visas išjung. Va. Dabar galim įsijungt. Ventiliatorius čia. Kuma tik sodinas. Nu, žiūrim, ką mes čia turim. Nu, įtariu bus baisu. Ne, šitas neveikia. Kas toksai? O. Žiūrėk rimtai. Velnias blogai. Galvojus. O, Kas tai? pastrigo, matai. Aha, supiltas kažkoks. Aš turiu, man atrodo, tokią ant dalių. Na, aišku, knopkės jau blogos, bet galėsim pakeisti tam, kad pradėtum čia valdytis. Taip. Safety hit, the ignition switch will be automatic. Nu, gerai, čia perkraus. To žiūrėsim, ką jis čia mums rodo. A ne? Jo. O, brol. Žiūrėk, kas čia Čia viskas. Net emergency call meta klaidą. Čia buvo. Nu, aiškus, iš po avarijos jisai čia po kumo nuėmimo galėjo čia daug ko būti. Taip, kas čia yra? Car access system. Abnormal. Taip, engine control modulė. O, Jėzus. Taip, differential pressure sensor. Vent valve. Electrical. Kažkur trumpina. Charge air pressure. Turbinos slėgis. Too low. Air mass pressure. Too high. Nu, ten nulaužta dėžės yra. Tas kaip jisai. Srauto matuoklis. Catalytic converter. Below limit. Kas čia mikstūri. Nu, čia žodžiu, čia dabar. Čia nėra ką žiūrėti, čia reikia trint lauk. Viską ir po to bandyti užvesti ir žiūrėti iš naujo. Reikia įvažiuoti, nežinau kaip įvažiuosim, tu matai kaip jisai dūmina. Jisai dūmina baisiai. Su dujokogė reikia dėtis, kad į vidų įvažiuoti. Ir po to dar pusę valandos lauk, kol išsivedins viskas. Nu gal nebedūmins, bet ne, dūmins. Ok. Taip, išmetė, taip kas čia liko. Function central roof. Ne, čia stoglangis.
Blūdės, tas randa Electric Fuel Pump. Ne, čia viskas normaliai. Taip, Driver Door Control Unit irgi smulkmena. Nu nieko, nėra klaidų rimtų, kol neužvedėm. Žinai, ką padarom, kameristas? Jaučiu dabar paliekam tą vilniop, einam viską pasitraukiam garažą ir bandom įstumti. Biški ėjo. Nu važiuok. Jo. Tiesiai atgal. Nu, nebent tiek. Ne, nu, bet žiūrė, rimtai. Užstoja dūmė. Biškai dar padūmina. Bral, tai reikėjo palikti užas. O kam? Čia nori prisivaryti tiek dūmų, kad nebepabūtum garažą. Tu kameris pabūdęs. Davai pastumėm atgal. Nu ką, einam. Žiūrėti, ką mes čia turim. Apačią. Žiūrėk. Traversai batai. Intercooler radiatoriai batai. Mes čia toliau. Čia apsaugai dugno batai. Čia stabilnikas, va, žiūrėk. Stabilniko traukia, matai? Pažiūrėk, kaip perlenkta. Čia jau buvo įvarvolinę su šakėm, bet kaip taip sugebėti reikia. Stabilniko traukia į batai. Toliau kitą pusę. Stabilniko traukia gera. Žibinto aukščio reguliatorių nematau. Kur jie yra? Lankomas pusės nepastebėjau. Galgi čia iš vis nėra. Gal čia neadaptyvios tas lankos? Nu, žodžiu. Čia va reikia izoliaciją pakeisti. Vairo kolonėlė. Biški gavos kažkur, tai bet nieko baisaus. Apsaugos dugno nėra. Kas čia dar? Karterio, greičių dėžės karterio apsaugos nėra. Čia turėjo būti apsauga, nėra. Kas čia dar iš apačios variklis? Kiek iš čia kameristas pažiūrėsim. Nu, nėra kažkoks, čia biški kažkoks pašlapiavęs yra. O, žiūrėk, nėra dangtelio. O smagratis matosi, puslė tiksliau ir smagratis. Nu, tai čia tą dangtelį būtinai reikia dėti. Toliau, ką čia turim. Čia greičio dėžės aušinimas tepalo. Viskas tvarkoj. Katulikai neišpjauti. Matau, apačia apibrosdinta taip nevaikiškai. Žiūrim, čia ką turim. Šakė biškiai apibalnuota, bet liktai sveika. Sveika, ten viduj traukikės visos sveikos, bet čia neadaptyvės faros yra. Yra mortikai, čia yra jo elektriniai. O, matai, stovi. Ai, vo, yra aukščio reguliatorius. Nenulaužtas, kaip keista. Sveikas. Toliau, ką čia turim gale. Reduktorius lygtais nenukentėjęs. Bakelis sveikas. Čia šakė vėl apibalnota. Žibinto aukščio reguliatorius sveikas. O, iš čia puikiai matosi. Taip, stabilnikas. Galinis. Sveikas lygtais. O kol kas iš pirmo pažiūrėjimo. Mortikai irgi kaip ir sveiki. Nu nieko čia baisaus nėra. Ten pagrindinis tas, nepagrindinis priekinis stabilizatorius tik tais yra sulankstytas. Nu čia iš pirmo pažiūrėjimo. O šitas čia taip šakė turi būti taip susukta. Čia jinai. Ne, žiūrėk, kažkaip čia man labai tartinai. Pažiūrėk jos liniją. Matai, jis toks biški susuktas. Ar man čia taip atrodo? Dabar žiūrėk į šitą. Tai tas pats šito. Ir šitas tas pats. Nu gal taip atrodo tiesiog. Tada turbūt viskas čia tvarkoj. Einam dar grįžtam į priekį.
užsirašyti čia dar. Tupica, tu savo, pažiūrėk, varžtas užkaltas. Matai? Čia būtų laba diena. Šakė. Mlecha. Ai, tokia pati. Galvau, kad palenkta jau. Ne, šakės sveikos. Šakės sveikos. Nu nieko čia baisaus nėra, bet traversą reikia keisti. Traversas va yra gavęs, pažiūrėk iš čia. Kameristas, matai? Tai puikiai matas. Perlenktas. Ir jisai nesikeičia kažkokią dalelę, reikės. Ką tik pasplauk. Ai, pala, kameristas. Ai, ne, šitą šakį atsisuks. Ta šakį išsitrauks lauk iš traverso. Vairo kolonėlę nusimsim. Nu, žodžiu. Čia atrodo viskas taip iš pirmo žvilgsnio. Dabar šitas, kas čia toks, man atrodo šitas yra, tiksliau buvo tam atidaryti sparnuotę, jo, sparnuotės likučiai. Čia yra su tuo, kaip jisai vadinasi, šalto klimato kompleksas, kaip jisai vadinasi, nebeatsimenu. Grotelės čia ant liko, atsidaro, užsidaro. Taip, šlangas, prūkštukų. Pertrauktas. Prūkštukai sveiki. Čia difuzorius tas radiatoriaus ir pats radiatorius. Nu, laikikliai tai čia tabalai makalai daro. Žiūrėk. Nu ko šitas? Nu kažko. Čia bus gal koksai nors, nu, prieš rūkas, ar kas čia vėl nežinau. Paskui išsiaiškinsim. Taip, dabar žibintas tas. Tai kol kas atrodo, kad jis visas klyba, bet iš kur jisai klyba dar neaišku, gal ir nebus sulaužti laikikliai, gal nereikės jo restauruoti. Aš kad viskas mūšį padarė, žinai. O, šį čia žiūrėk dar. Čia posparnis. Nu, posparnis geras liktais. Ai, nu va tas pats laidas, tik jis ten nutrauktas. Tai čia yra priešrūkas. Priešrūkas, tipinė, gera, prūkštukas geras, žibintas, restauracijai arba pakeitimai, bet jau vien dėl šitos plastiko lūžusio ieškojau sugadinto kokią nors žibinto, kad galima būtų perinkti jį. Ir tai bus pigiau, nes tokie žibintai kainuoja labai nepigiai, tai prasideda nuo kokių 380 ir į viršų, o pas manęs jį restauruoti, nežinau, kažkas tai nuo 180, čia su dalim, nuo 170 gal iki 200 reikia žiūrėti. Ir dar plus reikia rasti žibintą kažkokį tai blogą, bet svarbu, kad tas plastikas būtų sveikas. Jau, tarp kitko, radau aš jį. Už 70 eurų, neveikianti, bloga, bet plastikas tas sveikas. Bet tu pažiūrėk, kaip jis čia gavęs net tiesiai, o iš apačios. Jisai gavęs, jo, jisai. Nes net kapotas, taip, žinai. Ne, panašu, kad jisai įlėkė į kokį nors stulpas, kadangi pavirto iš karto, tai viršutinis smūgis, visas smūgis nuėjo į apačią. Jo, nes jis taip pasivertė, nu, užlipus ant to stulpo. Tai sulanksti traversą, radiatoriam visiems batai, čia visam telikui yra batai. Gerai, leidžiu biškį į apačią. Kažkaip labai užtempė varžtą. Jėzus, nejuda iš visas užsuktas. Ar mums reikia jam traversą pakeisti? O tai reiškia, kad reikės pakabinti variklį. Tai pakeisim? Taip, toliau ką mes imam.
Chebra, jeigu šį sekmanį nebus serijos, kaltinkit kameristą. Medžiagos yra, sakė, tingi montuoti. Keštai kameristas patanko patišavo. Tai geriau? Bet tu sumontuosi, tu maladės esi. A ne? Sumontuosiu, nes turiu. Vo, Nes va čia. Ne, dėl to nes tu liepi. Ai, nes aš liepiu, o kaip tai nemontuotum? Ne. Tai užasina. Bandysim ištraukti visą teliką, bet ten šlangiai, blecha. Vis kažkaip reikia atsijungti, čia viskas suspausta. Reikės įturi ardyti gabalais. Tai nebus. Bet gal jis čia skaudžiai. Ne, kameristas. Taip. No. Imam dabar ką, šitą, jeigu jį išeis nuimti. 13. Taigi čia nusėmas visą Ai. Taigi šlangų man neina, neina prieiti, viskas prispausta. Tenka po gabaliuką lukštenti. Laikyk čia taip pastomas. Dar pipinė sulaužyta, bet gal veiks. Nu, biškį artėjom prie teisybės, ane kameristas? Jau. Tu maladės kameristas, ane? Jau. Aš žinojau, bet žinojau, kad tikras vyras. Jau. Žiūrėk, čia yra kažkoks cilindriukas įdomus. Ką jisai daro? Kaip žinai, tai nesvarai. Taip, palauk šitam žibintui, kad išimti. Taip. Kita. Aišku, nėra. Atsijungia. Va. Va kas likę iš mūsų žibintovco. Čia kameristas pripylė vandas. Ane? Ne, aš manau jisai taisomas yra. Bet aš nepažiūrėjau, jisai šviečia.
kad praleidžiu už dabar kapotą. No. Ką turim? Ką turim? Taip, blokai yra. Jisai įjungia, dabar žibintų laikikliai. Čia šitas sveikas, apatiniai du sveiki. Apatiniai du sveiki. Tai gal jisai... Nekliuvai iš vis. O, čia sukas, čia sukas, čia sukas. Nu, tai sveikas yra. Nu, iš pirmos apžiūros žibintas atrodo sveikas. Taip kad žmogui mažiau teks mokėti. Uždaro, dantelis va yra. Viskas. Nu, žiūrėk, kameristas, matai, nulaužyti laikyti. Aš tai nematau. Visas veikia. Čia patiniai du. Čia viršutinis. Nėra laužyti. Nu, tai jis sveikas yra. Sveiks jau. Jeigu nuimti radiatorius, atmūsų kažką. Languoti, čia galima būtų numauti. Na, tai reikia išardyti iš priekio viską. Da nie. Aha. Nelabai supratau, ką šitą mašiną norėjo pasakyti. Gal nepatinka, kad organus klausės. Nu jau jos niekas nebeklausia. Operacija dar. Radiatoriai jau. Žiūrėk, čia net nėra. Vanduo. Water. Nėra fiksatorius. Kameristas geltoną atsuktuviuką tą knėdėm. Sveikas. Nu, dvojnikai nuimti. Piliukas išardytas gabalais, nuimtas. O, Čia dar sveiki purškiukai yra. a nenori iškart? Nori. Nu, palauk, išsiardysim. Dabar man reikia nustimti viską. Provoskė jau priekinė kaip ir sveika. Tas radiatoriaus uždarytojas yra batai jam. Čia viskas sveika. Paliekam. Čia mums dar laiko. Niekas čia nebelaiko, čia viskas palangiai batai. O, laiko. Nu, aš žinau, kad tas laiko. Čia jau man numaut neina. Va. Nu, kaip ventiliatorius. Amba. Amba. Perlaužtas. Radiatorius turbūt geras, ne? Apie čia biški viskas, bet nebaisa. Sak, ne? Nu ne baisiai, baisiai kita. Nu pas manęs baisiau, aišku. Pasveitėjo, kad dar baisiau. Visai užtenka. Nu. Tai žodžiu, bus švaru. Žodžiu. Telikas, ane,
traversas, radiatoriai, vamzdis oro padavimo, kas dar šlangelė va šito va abratkės, vamzdelis atbulinio perspaustas buvo, nu kaip ir daugiau viskas. Ką, einam dalių rinkt?